Sveiki visi, mes vėl susitikom podcast'e kartu su Andra ir Jurgita, aš Agnė. Kaip visada, gal kažkas jau girdėjo ir mes kartosimės, bet aš esu Agnė Tevelytė Petronienė, VŠ lyderių kartos vadovė, socialinė pedagogė. Mes dirbam su šeimomis ir vaikais ir norim, kad ta tėvystė būtų kuo lengvesnė ir kad visi iššūkiai, kurie kyla elgesyje, kad jie būtų kaip įmanoma lengviau išgyvenami. Ir mūsų tikslas yra, kad kiekvienas vaikas galėtų būti savimi ir būtų priimtas. Ir Andra. Taip, labas, tai aš esu Andra, ergoterapeutė. Gal trumpai pasakysiu. Dirbu su vaikais ir su šeimomis, kurios augina vaikus su raidos sutrikimais. Jurgita? Jurgita, aš vis dar svečias, ta prasme, viena koja, kita koja. Esu ketoterapeutė, socionomė, pradinių klasių mokytoja pradėjau, visą laiką dirbu su vaikais ir kažkaip kovoju už vaikais. Tai dabar nežinau, jau gal nebesikartosiu, gal tiesiog... Ir dar tavo tas naujadaras, kur buvo... Jo, tai čia labai didžiuojasi, nes gavau licenciją dialektinės elgesio terapijos. Čia toks biški bla bla, bet pasakysi apie ką, nes nesuprantu. Jo, tai vat galit pagalvoti, bus kitą kartą, galbūt kada nors bus, ne galbūt, bet bus, kai dar kartą paklausysit mūsų, tai tada pasikalbėsim apie dialektiką. O visi filosofai, kurie jau tikriausiai apie tai girdėję, galės mums netgi, ta prasme, kažkokių gal duoti žinutėse kažkokių tai patarimų, nes čia labai labai senas dalykas yra, jo, kai viena tezė eina į kitą tezę, jo, ir gaunasi dialektika. Labai labai įdomu. Bet šiandien ne apie tai. Kitą kartą. Taip, tai dar noriu priminti, visų, kurie nori... pagalbos, kurie nori žinių daugiau, kurie nori konsultacijos arba kad į jų situaciją pasižiūrėtumėm asmeniškai iš visų kampų, tai galite kreiptis į mus lyderių kartą www.lyderiukarta.lt ir rasite mūsų ten visus kontaktus. Taip. O šiandien kalbėsime tokia labai įdomia, kartais nepatogia, o kartais ir tokia dažna dažna tema, tai yra mityba ir tai yra labai plati, bet kadangi mes apie vaikus, tai mes kalbėsim apie vaikų mitybą, apie paauglių mitybą, kokios grėsmės ir atrodo mityba, ne? Nu ką čia mes galim kalbėti? Apie ką? Apie sveiką mitybą, apie tai, kad reikia valgyti brokolius ir morkas, tai apie ką yra ta mityba? Tai brokolius ir morkas. Tai labai blogas pavyzdys. Žalia ir oranžinė. Tai o vaikams sakom sveika, o patys, žinai, pasislėpę, kokį sausainuką suvalgom. Jo, šiaip tai iš tikrųjų tai labai daug, kalbant, biškai į šitą pasislėpę valgom, tai vieną tyrimas tokį permečiau, kad labai dažnai tėvai patys pridaro daug tokios žalos, nes vaikui tai verda brokolius. Bet pats tai, taip, pavyzdžiui, kalba prie stalo, o Jėzus, kaip aš vaikystėje negalėdavau pakęsti net to kvapo. Smirda jos. Taip, net to kvapo, ir bet liepia valgyti, žinai. Tai vat. Bet galbūt, aš manau, kad tai aktuali tema, nes labai daug, ta prasme, turim dėmesio dabar, kaip mes atrodom, ypač jaunimas, socialiniai puslapiai tiesiog bombarduoja tave, kad tu per ilgas, per trumpas, per storas, per žalias, per geltonas. Tai poveikia mūsų supratimą apie save ir kuo daugiau dėmesio mes, ta prasme, duodam tam klausimui, tuos smegenys išmoksti, kad, wow, čia labai svarbus klausimas. Nes labai dažnai būna tai, kad, pavyzdžiui, ilgą laiką girdi aplinkoje, artimoje aplinkoje, artimiausi žmonės laikosi dietos. Jo, žodis dieta. Vaikams žinutė, čia dieta, pradžioje aš nieko nesuprantu, čia valgau gal tą morką, gal jau čia tą dietą, ne? Tai turbūt klausimas didžiausias yra apie tai, kad kur mityboje, kurioje vietoje yra grėsmės, arba nežinau, čia nuo ko, kaip mes suaugę galim įtakoti kažkokias tai ligas, valgymo sutrikimus. Tai gal nuo to ir pradedam, čia tokia iškartai sunkiai. Kada sveikas gyvenimo būdas ir maistas pasidaro nebesveiku.
Ar taip gali būti? Mhm. Atsakymas taip, tikrai gali. Mhm. Nes manyčiau, kad mes iš tikrųjų, norim ar nenorim, turim kažkaip duoti energijos šitam kūnui, kuriame mes esam, ir tai mes turim vadovautis kažkokiu jausmu, kurį mes pavadinam alkis ir sotumas. Mhm. Ar ne, tai kaip ir būtų komunikacija, kai kažkas tai darosi pilvo sferoje, Mhm. tai mes vadinam alkiu. Bet tai negali jausti visi kažkaip tai. Ne kažkaip tai taip yra, tiesiog kai kurie žmonės nuo pat pradžių tiesiog tas alkis neįsireiškia kaip ir tokiu jausmu, kad, noriu kažko, ar ne? Mhm. Tiesiog kai kuriem iš karto galvas skaudėt pradeda, arba kažkas toksai, Pyktis ima. jo, Kažkaip tai automatiškai. ir tu pasikeičia nejauti elgesys, to, jo. taip. Ir tas jausmas alkio yra iš tikrųjų pasislėpęs, kaip čia pasakyti, pasislėpęs toksai mechanizmas, kuris jau pradėjo nebesveikai. Ta prasme, tas sveikas maistas arba tas žiūrėjimas, kad valgyti ten pagal programą ar kažką, tai taip, tu vis laik turi kažkokiu tai būdu reguliuoti tą savo Alkį ir jausmą sotumą. alkio, jo, dėl to, Mhm. kad pagal mūsų aukštį ir plotį ir genus kūnas vis bando atsistatydinti. Nes jeigu jam kažko trūksta, tai jis siunčia signalą kaip į alkio, ar ne? Mhm. Tai kai alkis jau yra, tiesiog aš noriu jausti alkį, nes aš tada žinau, kad aš plonėju, tai mes jau turim tikrą sutrikimą, kuris iš tikrųjų labai labai pavojingas, nes mes pradedam tada fokusuotis, kad alkio aš tiesiog laukiu, nes tada žinau, aš gerai jaučiuosi. Jo, ir Atvirkštinė tai yra kaip reakcija. motivacija. Jo, ir tada tas mechanizmas yra labai labai bjaurus ir jis labai sunkiai yra išjudinamas, nes tada prasideda mintis ir jausmas, kad kai man visi sako, kad kai tu alkana, tu tada valgyk. Tai mano mintis, kurios sako, nes maistas man negali padaryti storu, aš jaučiu nerimą ir kai aš jaučiu nerimą, tada aš galvoju, kad ta prasme aš esu, pavadinu save, kai jausmas sako, kad taip teisingai tu galvoji, tu esi stora. Mhm. Ir tas alkio jausmas turi funkciją, kad aš džiaugiuosi, kad aš jį jaučiu, nes aš tada plonėju. Jeigu aš nevalgau. Taip. Mhm. Tai čia yra, ta prasme, apsivertimas. Taip, ir dar vieną tokį papasakosiu. Nežinau, aš girdėjau gal televizijoje kažkur, kad irgi dalinosi mergina šituo savo baisiu dalyku iš tikrųjų ir sako. Valgymo sutrikimu. Taip. Ir sako, aš sako, gal kokią savaitę, prieš tai sirgo jinai jau, bet jau tada buvo toksai ženklus maisto medžiagų mažėjimas dienoje ir sako, kokią savaitę aš jau ten vanduo obolys ir tada jinai gauna komplimentų iš aplinkos. Taip, patvirtina kaip tu gražiai tave. atrodai. Wow, kaip tu Taip. gražiai atrodai. Ir tada pasidaro mechanizmas, bet kadangi kūnas prisipratina, kad tai gausiu tiek šiandien, tai tas alkio jausmas vis silpnesnis ir silpnesnis. Ir kuo jisai silpnesnis, nes jisai galvoja kūnas, tai tu esi kare, tau užteks obolio. Tai kuo jisai mažėja, tuo mes esame anoreksijoje giliau ir giliau ir giliau. Nes tik tai mes tuo vadovautis galim tada. Bet čia mes jau kalbam apie tokius gilesnius ir jau sutrikimus, taip. ne? Klausimas yra taip, toksai, arba nežinau, čia tokia mažas vaikas. Mhm. Ir tikrai, iki tam tikro amžiaus vaikai, tikrai, valgo viską, ne? Taip, jie tikrai gali valgyti viską, tikrai. Jo, jie ta prasme, yra tiesiog fazė, kad tu tiesiog viską bandai. Viską bandai ir jisai auga, jam reikia medžiagų, taip. Ir dažnai tas suvokimas, storas, lieknas, liesas, sublogęs, kai dažnai sako, tai čia yra iš aplinkos atėjęs, ne šitas. Ir pavyzdžiui, kartais būna, žinau, kad tai būna tikrai, kada tėvai liepia vaikams sėdėti prie stalo, įdeda jie kažkokią porciją maisto ir sako, kol nesuvalgysi šito maisto, nuo stalo nebandai pasikelt. Arba tada negausi planšetės, negausi telefono. Mes praeitą podcastą kalbėjome apie tai, ką reiškia valgyti, ką reiškia valgyti su telefonu, ne? Ar ten su planšetė. Bet tarkim, liepia suvalgyti ir tu nesijudinsi.
gerai, jisai vieną kartą suvalgys, antrą kartą, ten žande bus pilna maisto, jisai sėdės, grumulos 2 valandas, tada tu dar gausi tą pastiprinimą. Kiek tu gali tą maistą laikyti toj burnoj, tu gali čia greičiau kramtyti. Jo, bet čia kokia pasiekmė? Kokia pasiekmė? Tai pirmiausiai, tai mes net nežinom, ar tas vaikas yra alkanas. Tarkim, ne? Pavyzdžiui, jeigu aš įdedu, aš kaip suaugęs, aš atsakingas už tą vaiką, ne? Šiaip, ne? Atsakingas už miegą, už maistą, už laisvalaikį realiai, kiek aš ten galiu įtakoti, ne? Tai dabar kaip man žinot, kaip suaugusiam, kiek tas vaikas nori valgyti? Ir aš, pavyzdžiui, įdedu savo kepsnį ir ten 2 bulvės daržovių ir jam kepsnį 2 bulvės daržovių. Tai dabar mano ūgis ir vaiko ūgis, ne? Ir aš liepiu, tai dabar valgyk. Ir tu viską valgyk, Ir jisai, čia yra blogas dalykas, iš esmės dėl to, kad aš negaliu tada... Jisai valgo per prievartą, tvarko, jisai suvalgys tą maistą, bet jisai sekantį kartą jis nenorės ilgai valgyti, dėl to, kad tikrai kartais tai būna vieną kartą vaikai, ir taip sako tėvai, vieną dieną valgo viską, kitą dieną nevalgo nieko, dėl to, kad jiem užtenka, jisai geba išbūti tose maisto medžiagose, ką jisai gavo, ne? Tai šitoj situacijoje aš ko darau? Aš neugdau alkio, kažkokio tai alkis sotumas, man nevyksta. Pradžia pabaiga, kaip kažkada. Ir šiaip, aš, pavyzdžiui, aš nesuprantu, kad aš sotus esu. Nes aš jau kai sotus, man vis tiek dar liepia valgyti. Trečias momentas, aš galiu iššaukti sensorinius dalykus burnoje ir aš ateityje tada ką galiu turėti, galiu iš vis, pavyzdžiui, vengti, valgyti kažkokius tuos produktus, kurie man, aš turiu smegenys, tai išsisaugoja informaciją, kad man, šlikštu net prisiminti tą jausmą burnoje, kaip mane vertė ten valgyti ir pabaigti. Aš kartais jaučiu, kad mane kai vertė kepenėlių, dėl to jų nevalgau. Taip, bet čia šiaip buvo labai sveika tau geležinės tikriausiai. Nes viskas, ką valgo vaikai, galima atrasti formą, bet čia reikia, ta prasme, turėti tą tokį požiūrį, kad, kaip Andras sako, kad jeigu aš automatiškai galvoju, kad, ta prasme, ko man reikia ir vaikų reikia, tai turėtumėm tada, padėti tiems tėvams ar galvoti, kad, palaukit, mes jūs skirtingi esam, jeigu jūs ten dirbat su fiziniu darbu, tai yra vienai. Taip, ir man reikia vien maisto, jam reikia kito maisto, ne? Bet tikriausiai jautrumas yra, kai matom, kai mes kalbėjome praeitą kartą apie sensorinius tos jautrumus, kada vaikas atrodo, kad jisai ir uosto, ir nieko nevalgo. Va čia yra, aš suprantu tikrai tėvus iššūkį, nes aš atsimenu, kai mano kažkaip tai nebuvo, bet aš turėjau draugę, kuri tiesiog bėgiojo su šaukšteliu, kad vaikas galėtų, nes vaikas turėjo motorinį tą tokį neramumą, tai ten buvo, ta prasme, situacija, kaip mes įsivaizduojam, kad ten būtų malonu, užsidėsim žvakę, visi gražiai. Neveikia šitas. Ta prasme, neišeina tokie dalykai, bet tai galima sukurti kitoj vietoj tokią atmosferą. Bet maistas yra toksai pats pagrindas, kaip Andras sakai, ta prasme, miegoti, pailsėti, kad bazė, kad viskas, reiškia, tas motoras, švariai dirbtų. Tai yra tokia, Bet tėvams yra labai labai baisu, kai vaikas, matai, nepavalgo, nes kaip mamai, tai reiškia, kad aš nesugebu pasirūpinti, jisai nepavalgo. Taip. Tada kaltė, tada kažkokia gėda, atsitinka, ir tada atsitinka tas tada lakstymas su šaukštu, bet čia reikia irgi atskirti dalykus. Nes yra tikrai, kada kartais reikia palakstyti su šaukštu. Tikrai, jau, negalim nuneigti, ne, kad nėra, bet kitas momentas yra iš to, kad save nuraminčiau. Dėl to aš turiu, ar ne, nes aš tiek gaminau, tiek aš stengiausi, ten 5 patiekalus iškepiau ir dar priviriau sriubų ir vis tiek jisai to nevalgo. Ir tai siūlau, ir tai, ir to nevalgo. Ir čia gali būti tas, kad tas sensorinis jautrumas. Tada, kai tokia situacija reikia sustoti, jeigu tu darai 5 patiekalus ir tavo vaikas, arba tu darai visus tokius pačius ir nesupranti, kad ta prasme kažkas yra, tai čia būtų kaip ir toksai pirmas žingsnis, kai tu supranti, jo niekas neužkabina. Jo, ir niekas liktai neišeina. Bet tai, skirtumas yra, kai jau yra problema, ar kai tik tiesiog vaikas augo, nes... Arba jis yra net nealkanas, pavyzdžiui. Irgi reikia įvertinti, kai tai palaukti, kada jisai, tai jisai prieš tai suvalgė 2 sausainius. Viskas aišku, ne? Dar užkandukai tie, ne? Ar ten, pavyzdžiui, tai jisai suvalgė pusę banano. Viskas aišku. Tai reikia įsivertinti, kaip tie valgymai, tada ar yra užkandžių, tada
ar jisai valgo visą maistą, nu, tarkim, ne, ar jisai išrankioja iš maisto kažką tai, ar aš kartais užduodu klausimą, ar jums lengviau pasakyti, ką jisai valgo, ar ko jisai nevalgo. Ir vat tada galima atskirti dalykus. Pavyzdžiui, gal valgo tik tai 5 produktus, ar ne? Ir vat šitoj vietoj labai norėčiau pasakyti, kad kaip plėsti tą racioną. Kad jeigu valgo tik tai tuos 5 produktus, kartais mes tuose 5 produktuose ir užsižaidžiam dėl to, kad jisai vis tiek nevalgys. Bet čia yra kaip su ta sensorinė sistema. Jeigu aš esu jautrus, pavyzdžiui, nu nežinau ten, triukšmui, ar ne? Ir aš tą aplinką darau kaip šiltnamį ir to triukšmo neduodu, tai reiškia, kad mano klausa prie to triukšmo ir nepripras. Čia kaip, nu vat, duoti man po truputį kaip kalneliai. Duot daugiau, duot mažiau, duot daugiau, duot mažiau, ar ne? Tai lygiai taip pačiai ir su tuo jautrumu maistui, ar Bet ne? čia, žinai, gali būti ir nejautrumas, aš pasidalinsiu savo asmeninę patirtim. Būdavo, kad kaviniai kokioje ir ten kažkur užsisakinėjom ir ten būdavo nusprendė, nu, tarkim, už dukrą, ne, tu šito nevalgai, tu šito nevalgai, tu šito nevalgai, tu šito nevalgai. Kas mane privertė taip sustoti, kai jinai kažkada užsisakinėjom buvo, dar jaunesnė, ir jinai sako, mama, o aš šitą valgau? Ir tada toks buvo. Wow, jinai net nežino, ką jinai valgo. Ir aš galvoju, kartais mes iš to noro pasirūpint, apsirūpint, ten patys save nuramint, mes patys nusprendžiam už tą vaiką, ką jisai valgo, ko nevalgo ir ko jam va šito nemėgs. O Dieve, dabar sumokėsiu pinigus, o jisai vis tiek nevalgys. Ir vis tiek stovės. Bet taip turėtų būti, kartais reikia leisti, nu, vat, sumokėti tos pinigus ir kad būtų ant stalo. Ir galbūt jisai, pavyzdžiui, neragaus, bet jisai uos. Galbūt jisai neragaus, bet jisai renka informaciją per akis, ar ne, ir mato. O gal, pavyzdžiui, mes galim iš vis padaryti, kad į lėkštę prie tų nagetsų, ką jisai valgo, ar prie fribulių įdėti tų agurkų. Nu ir žiūrėt, kaip reaguoja, ar ne? Gal arba tą agurką šalia padėti, arba gal tą agurką pateikti kitaip, pavyzdžiui, gal jį supjausti čiaudeliais, ne? O gal kubeliais, o gal jį nulupt, tarkim. Nu yra labai daug variantų. Aišku, reikia jungti vaiką, bet svarbiausia, kad visko nedaryti vienu metu, nes ta prasme, maistas juk yra toksai svarbus dalykas, kad mes negalim savaitę nevalgyti. Taip. Tai aš tada sakyčiau, kad step by step, žingsnį, o ne iš karto ten stresą, bet kad, ta prasme, nesustoti ta prasme, kad jeigu mes turim 3 variantus kažkokio, tai ten, sakykime, patiekalo, labai gerai, kokį mėnesį, valgykim tą patį, nuraminkim sistemą, viskas yra gerai, aš turiu galvoje galbūt ARFID labiau tipiško vaikų, kurie tiesiog renkasi pagal spalvą, pagal formą. ARFID tai yra tie, kurie renkasi ne tam, kad kontroliuotų savo kūno svorį, ar ne? Nu, šitą taip tokį vat, turintis vaikai dalyką, bet daugiau tam, kad išrankus tam tikrojam konsistencijai, gal ten, nežinau, spalvai. Ta pati sistema, kad, ta prasme, aš matau, kad oranžinė spalva mane gąsdina ir aš nevalgysiu nieko, kas yra oranžinio, dėl baimės, ne dėl to, kad aš esu storas arba dėl to. Taip, ne dėl kūno svorio. Su tokiais vaikais aš sakyčiau, kad stresuoti juos, kad, ta prasme, kišti oranžinį maistą dėl to, kad iš principo, kad tu valgytum, tai tikrai nedaryčiau, nes turi būti, ta prasme, jeigu mes kažką tai turim suprasti, bet iš tikrųjų tai yra, nu, aš nežinau, manau, kad visą laiką yra kažką tai, kas yra valgoma, bet tada daryti tai sistematiškai. Sistematiškai ir yra tokie tam tikri netgi žingsniai padaromi dalykai tam tikrais intervalais. Ja. Ir pavyzdžiui, atsitinka taip, kaip ir su visa sensorinė sistema. Nu, mes kasdieną esam skirtingi. Nu, mes miegam, sapnuojam, čia erzina, žiūrėk, jau mane ten tas triukšmas, jau aš per daug pavargu ir taip toliau. Nu, mes lygiai taip pat dienos eigoj, va taip, banguojam. Tai lygiai taip pačiai vaikai su ta sensorinė sistema, nebijot, reikia grįžti atgal žingsniu. Net pavyzdžiui, jeigu mes pasiekiam, nu, kad, tarkim, jau ten tas agurkas jau prikištas prie burnos, nu, arba valgo, ar ne, jau čia yra wow pasiekta, ar ne, bet žiūrim kitą dieną, jisai, nu, nebenori žiūrėti ir nebekiškim. Bet tik tai atsitinka bet būtent tą dieną. Jo.
o paskui, kaip Andras sako, jau po 3 vėl galim prie agurko Taip. prieiti, nes naujiena yra problema, o ne Taip. pats agurkas. Taip. Tai jeigu dienos labai pilnos ir daug stresorių, tai mes mūsų tas, taip sakant, Naujo dalyko dar. mes kitaip Taip, reaguojam, taip, bet taip. čia yra labai sunku matyti, bet tai reikia matyti. Apskritai tik su tai maisto savaitėm. šitais visais dalykais yra pakankamai sudėtinga dirbti dėl to, kad ta diena tai yra ne apie maistą. Taip, diena tai yra apie veiklas, apie kažkokius santykius, apie vaikų žaidimus ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas maistas, ir tai nereiktų įsivaizduoti, kad dabar sėdėm ir dabar mes nusijautrinam ir mokomės valgyti naujus produktus. Tai taip nėra. Reikia vis tiek apžaisti, vaikas kažką veikia, ar ne, kažkas įdomaus ir šalia yra tas toksai, maisto, nežinau, mokymasis, ragauti ten, pažinti ir taip toliau. Nes, tai turi tapti tokiu maloniu dalyku, o ne Sėsk ir dabar dar valgyk. vienas dar. Ir neįsidirbinėk, kramtyk. Aš galbūt sakyčiau, kad kai kada reikia to irgi, nes mes nesam visą laiką motyvuoti, bet aš manau, kad tu turi galvoje, kad iš principo reikia turėti taip, bet aišku, kad yra situacijų, kada reikia, ta prasme, sakyti viskas gana, valgysi, ta prasme, valgom tą, ką mes jau galėjom valgyti anksčiau, nes tau reikia energijos. Klausimas čia, galėjom valgyti, ne? Turi, kaip iš praeitų podcastų, kai kalbėjom šiek tiek palėtę maisto temą, turi būti pradžia ir pabaiga. Taip. Jeigu mano vaikas nesuvalgė maisto, pavyzdžiui, aš tikėjausi, kad jisai suvalgys ten, nežinau, 2 dešreles ir ten 3 bulvės, jisai suvalgė tik 1 dešrelę. Ir mano tas pasakymas, tu dabar kol nepabaigsi, netarkim, neįsi nuo stalo. Klausimas turbūt mano yra, jeigu mano vaikas nevalgė dešrelės, suvalgė tik 1, jisai nueina nuo stalo ir po 15 minučių jisai arba po 20 sako, aš noriu ten tos dešrelės. Kaip elgtis šitoj situacijai? Tai pirmas dalykas, tai nežinau apie kokio amžiaus vaiką, kiek jisai sąmoningas. Gerai, tarkim, kalbam apie 6-7 metų vaiką. Ir jisai sąmoningas kontroliuoti savo alkį. Jisai sąmoningas yra, lyg ir neturi jokių ten iššūkių, nieko, bet jisai tiesiog tuo metu nenorėjo, o po 15 minučių jisai jau vėl nori. Bet gal jį ten kažkas sudomino toje aplinkoje, kada jisai nuėjo? Galbūt jisai su telefonu arba su planšete valgė, ne? Jo, gali būti tas. Vis tiek, kalbant, jeigu tokio amžiaus vaikas, vis tiek jau mes tada galim turėti kažkokius tai susitarimus, kad mes dabar valgom ir dabar yra ten, nežinau, vakarienė arba kažkas tai, ir mes galim sakyti, kad po vakarienės ten tu galėsi pažiūrėti ten filmuką ar taip toliau. Kartais taip būna, kad vaikas, pavyzdžiui, ten pavalgo mažiau negu kad įprastai. Ir tai būna, iš tikrųjų tai būna. Tai tas įdėti, tai reikėtų turbūt skatinti vaikus įsidėti tiek, kiek jie suvalgys, patys, ir kad įsidės visada, jeigu norės daugiau. Taip. Tai čia turbūt pagrindinis vienas. Pagrindinė principas. Jo, bet dar klausimas, pavyzdžiui, yra, tarkim, 2-metis vaikas, 1,5-2 metų vaikas. Jisai kaip varniukas įsižiojęs, jį maitina. 2,5 metų vaikas? Ne, 1,5-2. Tarkim, maitina. Tai šitoj situacijoje jau jisai turėtų pats, gal kalbant apie šiaip normalią tą raidos etapus, ar ne, jau jam turėtų būti pačiam įdomu dėti šaukštą į burną, valgyti, dar gali būti tas toks valgymas gal pirštais išlikęs, ar ne, jau po biškį šakutę ateina, jau jam turėtų būti pačiam įdomu valgyti ir jisai valgo dažnai lėtai, su pažaidimu ir tas sotumas, ateina, ta prasme, nebūtinai jisai suvalgys viską, kas yra ten, nes... Žiūrint, kiek įdėjo. Jo, žiūrint, kiek įdėjo. Taip. Jeigu kotletą visą, tai tikriausiai, kad ne. Bet iš principo tai, kaip Andras sako, kad turi būti kažkoksai, tai ta prasme, tarpas tarp kažko tai, su adekvačiu skaičiumi. Bet kur, Agne, tu sakai tą variantą, tai aš sakyčiau, kad jeigu mes neturim sutrikimo, tai mes treniruotumėm, kad ta prasme, kad reikia suvalgyti, kol ant stalo yra. O paskui jau tiesiog. Ir tada valgysim po 15 minučių ir tada galbūt daugiau tada, bet kad būtų ritmas. Bet jeigu mes turim sutrikimą, tai tada aš sakyčiau, ne viskas, tau reikėjo suvalgyti tada, dabar mes valgysim tik tai tada. Nes jeigu mes turim sistemą, sakykim, kur mes jau turim, tas mūsų alkio jausmas yra
sugadintas, jis nėra adekvatus, tai tik tai valgyti pagal dietisto rekomendacijas tam tikrų laikų, nes tada kūnas greičiau atsistato į savo, kad energija eina, tada jinai išeina. Nes jeigu mes pradėsim, nes tai ir psichologiškai labai svarbu, nes tada aš turiu turėti saugiai, kad man tai buvo 2 dešrelės ir kad aš paklausčiau funkciją, kas atsitiko, kodėl tu nesuvalgiai 2, bet aš palikčiau, patvirtinčiau, kad aš jau suvalgiai 1, dabar darysim tą ir tą, valgysim 3 valandą, nes tie intervalai yra psichologiškai toksai, suvaldymas savęs, savireguliacijos kontrolė, kuri mus stiprina. Aš jaučiu, kad aš pradedu pats savo padėti. Taip, jo. Tai iš esmės labai svarbu. Ir tas bėgiojimas su šaukšteliu iš tikrųjų gali būti kažkoks laikinas, jeigu kažkokia tai krizė namuose arba šuniukas. Pavyzdžiui, arba ligos atveju tikrai, tarkim, kai vaikas serga, ne? Kai reikia užtikrinti, bazinius dalykus, gerti, pavyzdžiui, jie tikrai būna, kad mažai geria ten ir taip toliau. Blogai jaučiasi. Reikia skirti situaciją nuo situacijos. Čia reikia labai individualiai šitus dalykus žiūrėti. Bet iš principo tai turi būti sistema. Turi būti sistema, pradžia, pabaiga ir užkandžiavimas kaip ir viena yra iš tokių blogybių, neprisidedanti, bet ir reikia labai žiūrėti racione, ką per dieną valgi ir neprievartauti to vaiko, kad tu dabar nesuvalgo. Jo, ir neprievartauti, jeigu jis to nesuvalgo, nes tada gali tai iššaukti burnos tą tokį hiperjautrumą ir tą, kai su to šaukštu varo, toksai, ateity gali būti ten tada reikalų. Ir svarbu tas toksai, sakykime, šiaip maistas dabar, juk jisai keičiasi ten, sakykime, kas kokių ten turi visų vitaminų ir visa kita. Tai manau, kad tų žinių yra labai daug ir galbūt, kad atrasti tas, kas tinka, nes viskas visiems netinka. Bet maistas vis dėlto mūsų jungia, tai yra labai pozityvus ryšys, nes mes tai, ką geriam kavą ir, valgom, gal dar nevalgom morkų visi kartu susėję, bet tikriausiai valgysim morkas irgi, ne vien tik tai pyragaičius ir tortus. Tai, maistas mūsų susiję iš tikrųjų mūsų žmonės ir man taip kartais būna liūdna, kai turi tokius iššūkius ir kad maistas yra, iš tikrųjų, labai bjauri situacija ir tai reikia daryti kiekvieną dieną. Tai... Ir dar čia yra viena iš meilės kalbų, ne? Maisto gamyba ir kartais atrodo, aš įdėjau tiek darbo, įdėjau prieskonių, sugalvojau, pateikiau, gurmaniškai. Bet, pavyzdžiui, tikrai kartais tai tėvai labai daug įnešam, mes su savo, ir komentarais, ir pavyzdžiui, jeigu aš vaikui gaminu ten, nežinau, avižų košę su su avokadu. Tai, o pati, savo... O pati savo ten, kiaušinienę. Kiaušinienę kepu arba pizzą valgau. Ar ne? Ir aš sėdžiu ir jisai nevalgo tos košės, nesužuodžia tą pizzą, kur yra tikrai patrauklaus kvapo, ten, vaizdas, ten. Ir aš jam sėdžiu, bet tai tu čia nesąmonė, tau čia pažiūrėk. Aš gaminau dėl tavęs, ir pati valgau. Ir čia yra blogas pavyzdys, dėl to, kad aš turiu rodyti tą pavyzdį, nes iš esmės tai jie beždžioniauja, ašgi turiu rodyti, kas yra ten sveikiau, aš lygiai taip pat padarau tų nesąmonių. Nieko neatsitiks, jeigu aš jam duosiu gabalėlį paragauti. Nieko neatsitiks. Bet šiaip, pavyzdžiui, iš kitos pusės, aš labai mėgstu, tarkim, avokadą, ir ten dedu visur, bet vaikas negali pakęsto avokado. Ir tas, taigi paragauk, taigi, kaip skanu, o aš ten vaikas jau sako, man net bjauru žiūrėti, tai ir nedėt to avokado. Ir tiesiog. Girdėkit iš tikrųjų, ką vaikai jums sako, nes vaikai... Bet kodėl yra svarbu valgyti įvairų maistą? Tai pirmiausiai dėl to, kad mes turim kramtomųjų raumenų burnoj. Ir jeigu mes valgom vien tik tai vienos konsistencijos maistą, kas yra makaronas, blynas, batonas, viskas, kas yra su glitimu, pavyzdžiui, minkšta ir nereikalauja pastangų kramtyti, tai tada tas kalbos aparatas, kuris irgi yra susijęs, jisai truputį miega.
Dėl to, kad mes evoliuciškai turim mes dantis. Kai mes turim dantis, mums reikia juos naudoti. Jeigu mums jų nebūtų davę, jeigu mums jų nebūtų mėsos reikėjo plėšti nuo kaulo, ne? Mums reikalingas dalykas. Dėl to reikia nepamiršti, kad jeigu jau vaikui pradeda augti dantukai, reiškiasi jau yra ten pirmas žingsnis, ką jis gali, gal truputį jau man nebereikia tiek tos košės sutrint iki tyrelės konsistencijos. Gal jau man galima truputį, atsižvelgti šitą reikalą. Aišku, aš, nekalbant apie paspringimus, ten visai kitus fiziologinius dalykus, ką čia. Bet šiaip, tiesiog. Aš esu turėjus vieną situaciją, kai mama davė vien tik trintą maistą dėl to, kad jinai bijojo labai, kad vaikas gali paspringti. Ir čia šitoj vietoj turbūt čia jau yra daugiau apie tėvus. Taip. Galbūt buvo patirtis, kad gal tas vaikas paspringęs buvo ir čia užsiliko ta patirtis. Bet čia yra normalu jausti, bet turbūt labai svarbu atskirti, kur tai yra apie mane, apie mano baimės, apie norėjimą būti faina mama. Taip, jisai turi išmokti kramtyti, turi išmokti valdyti liežuvį, seilėtekis, ar ne? Turi išmokti tokius dalykus pats, ta prasme, pats valdyti ir tada ir kalba, ir tas malonumas ragauti, ne? Nes čia yra apie pasaulio pažinimą ir net ir tas, tie išrankus valgytojai, tai dažnai, būna apie tai, kad apie saugumą, apie tai, kad man nesaugu išeiti iš savo komforto zonos. Ir paragauti kažką tai, nes jis yra mane priimtinos, neragauto skonio. Ir aš nežinau, į ką jisai gali būti panašus. Ir ar pienas, ar kefyras, ne? Atrodo taigi iš tos pačios karvės, ne? Kaip ir pieno produktas, bet skoniai visiškai skirtingi. Tai dėl to reikia bandyti duoti, ragauti ir nenuleisti rankų ir vis bandyti. Ir jo, tikrai visokių dienų būna ir sakau, čia labai tie kaip kalneliai. Bet turbūt pagrindinis vėlgi, kai visada mes akcentuojam stebėti. Stebėti ir konsultuotis. Ir dar truputėlį, likus nedaug laiko, noriu paklausti Jurgita apie valgymo sutrikimą. Valgymo sutrikimas, jisai neatsitinka. Valgymo sutrikimas. Nuo ko pradžia būna? O kaip pastebėt, pavyzdžiui, mamai arba tėčiui? Šiaip labai subtilu iš pat pradžių. Paprastai tai yra laikoma, ta prasme, dar nebuvo, kad man pasakytų, žinai, pagalvojau, kad aš turiu sutrikimą ir dabar, tarsi, jisai slenka. Tai, paprastai kombinacija būna, kai esi kažkokiam labai strese ir kad jau tu turi kažkokį taip, netgi gal labai didelį norą kontroliuoti, nes tu jautiesi nesaugus. Dabar nekalbu apie ARFID, kalbu apie tą aparatą, kuris yra. Tai paprastai, ką mes galime matyti akimis, bet jau būna pirmą fazę praėjus, tai kai mes matom savo vaiką arba jisai pjausto maistą tam tikrais gabaliukais simetriškais ir juos skaičiuoja tyliai ir gali būti toks elgesys, kad mes pradedam stumdyti gabaliukus, ta prasme lėkštėje ir kaip, ta prasme, tokias dėmesys arba, ta prasme, stresas, kad reikės valgyti kartu, kad paauglys... Jis nenori kartu valgyti, jisai dažnai sako, aš einu pavalgysiu savo kambarį. Aš valgiu jo, bet kai jau pradedama skaičiuojama, kai jau pradedama, dažniausiai labiausiai apgaunam, nes mes išvystom strategijas, kad tai nieks nepastebėtų, nes tai yra, kaip ir toksai paslaptis, ta prasme, aš save kontroliuoju, man taip gerai. Tai dažniausiai, kad mes turėjau tokių labai sunkiai atrastų, kai tiesiog mergaitė pradėjo daryti valgyti visai šeimai, bet pati nieko nevalgė. Nes aš jau priragavau. Jo, ir niekas to nematė ir tai labai yra adekvatu, nes tu esi save pastatai tų visų kvapų ir tu jauti. Ir tu pasisotini tarsi. Ne, ta prasme, tu esi ten, kur tu jauti alkį ir tu geriausiai jautiesi, nes tu nevalgai. Aha. Tu gali save kontroliuoti. Taip, ir aš turiu būti toje situacijoje, nes mano jau alkis yra ir aš tada kūdėjau. Taip, čia iš tos serijos, kai darau valgyti, aš stoviu ir mane trigina viskas, aš stipriausiai jaučiu alkį ir aš nevalgau. Yra šaunuolė. Aš esu labai šaunuolė, jo. Bet dar toks greitas turbūt
Tai gali būti su kontrolė, pavyzdžiui, aš pakeičiau mokyklą, keičiasi mano draugai, keičiasi gyvenamoji vieta, aš išgyvenu labai didelį nerimą, arba ten, nežinau, tėvų skyrybos, daug dalykų, kažkieno netektis. Ir aš nieko negaliu kontroliuoti, bet ką aš galiu kontroliuoti? Maistą, ne? Jo. Kartais galvom, kad kontroliuoti kvėpavimą arba eiti į tualetą, ne į tualetą, bet efektas per silpnas. Dažniausiai yra, kad nes tada aš einu į save ir tada pradedu, ta prasme, tai įsijungia ir kas yra pavojingiausia, kai mintys apie save ir savo išvaizdą yra didžiausiam dėmesyje. Kai sakykime, vaikas nustoja su draugais kažkur eiti, nebenori dalyvauti savo veikloj, nes fokusas yra viduj, nes man reikia planuoti jo. Ir toks vaikas jau visą laiką galvoja apie maistą, kiek jisai nemiega, ta prasme, kol jisai aktyviai kažką daro, jo galvoja yra, kiek aš valgysiu, kiek tai sveria, kokios kalorijos, ir tu turi tiesiog kaip, maniškai, ta prasme, kontroliuoji ir vis nori iššaukti tą tokį jausmą alkanumo ir jį išlaikyti, nevalgyti. Tai čia šitą temą, kurią galėtumėm diskutuoti ir diskutuoti, jinai labai plati ir jeigu bus norinčių girdėti plačiau dar apie valgymo sutrikimus, galbūt mes turėsime irgi kada podcastą apie valgymo sutrikimus. Tai ačiū visiems, kurie klausė ir ačiū Andra, ačiū Jurgita. Labai kviečiame visus norinčius pasidalinti, jeigu yra nerimas, jeigu norite, sužinoti daugiau, tai sekite visas naujienas www.lyderiukarta.lt, kreipkitės į mus ir mes tikrai pasiruošę padėti išspręsti visus iššūkius, su kuriais susidurėt, o jeigu nėra iššūkių, tai padėti sudėlioti, net ne iššūkį spręsti galbūt, o tą pasidžiaugti kartu. Pasidžiaugti kartu, ką jūs darėt ir kaip jums sekėsi. Tai ačiū labai visiems, kas klausėt ir žiūrėjot. Iki kitų kartų.